Sveiki visi. Labai kviečiu tuos, kurie dar svarsto, kur užeiti, ko paklausyti, labai kviečiu čia pas mus. Kalbėsime apie jau paskutinę šiandien temą, bet tikrai ne ką mažiau svarbę ir dažnai tokia, ypatingai galbūt politinėje erdvėje visi sako, nu tai pakalbėkime apie jaunimą, nu tai kur tas jaunimas, tai jaunimas kalba čia šiandien ir labai ačiū susirinkusiam, taip pat sveiki tie, kurie mus žiūri internetu. Aš esu Anelė ir šiandien pakalbinsiu šiuos labai nuostabius 4 jaunus širdimi, sielą ir galbūt amžiumi žmonės apie tai, kokią mes turim tą Lietuvoje jaunimo politiką, kas tos jaunimo politikos laukia, kaip mes kiekvienas čia sėdintis ją matome. Ir, tokia, kadangi jau ta paskutinė diskusija, jau kaip ir vakarą, jau galvojom apie tai, ką mes veiksim šį penktadienio, tokį šiltą, gražų, paskutinį vasarišką vakarą, noriu jumis šiek tiek praeidinti ir pirmiausia, jums, žiūrovai, išduoti klausimą. Kas save laikote jaunais? Nesvarbu, siela, širdimi, amžiumi, kas save laikote jaunais? O dabar noriu paklausti, kas aktyviai domitės arba esate aktyviai įsitraukę į jaunimo politiką. Taip pusiau sumažėjo. Tai dėl to ir pakalbėsim, ar ta jaunimo politika aprėpia tos visus jaunus žmonės, kokia jinai yra, kokios yra problemos ir kokia yra ta jos ateitis. Ir noriu pristatyti 4 nuostabius šios diskusijos dalyvius. Tai Edita Rudelienė, Seimo narė, bet buvusi jaunimo reikalų koordinatorė, dėl to tikimės, kad atneš labai daug vertingų žinių šiandien. Vidmantas Mitkus, Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos prezidentas ir Vilniaus savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius. Taip, teisingai, ten labai ilgas pavadinimas, tai leisiu dar pačiam po to papildyti. Izida Marcinkutė, Lietuvos liberalaus jaunimo pirmininkė ir Lukas Kornelijus Vaičiakas, Liberalų sąjūdžio atsakingas sekretorius ir buvęs Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas. Tai mes turėsim tokių ir iš praeities šiek tiek įžvalgų, ir iš dabarties šiek tiek įžvalgų ir pažiūrėsim, ar tai kažkaip pasikeitė. Tai pirmą turiu tokį labai lengvą klausimą jums, šiek tiek pagalvoti, tokie apšilimai. Ar jaunimo politika yra tikra politika? Kas norėtų pradėti? Tokio paprasto, lengvo, filosofinio šiek tiek klausimą. Prašau, Lukai. Kaip jaunas žmogus pagal įstatymą dar mėnesį, tai leisiu savo atsakyti. Mano požiūrį, jaunimo politika yra sudėdamoji politikos dalis. Ką mes veikiam to jaunimo politikoje, gali nulemti, ar mes galim tai laikyti politiką ar nelaikyti politikos. Ir mane galbūt čia ir pasodino labiau kaip opozicionierių vienai bendrai pozicijai. Tai mano pozicija yra tokia, kad dabar didžioji dalis jaunimo politikos nėra politika, nes yra tiesiog smagus laiko praleidimas. Dėkui. Taip, prašau, Edita pirmoji, tada Vidmantas. Sveiki visi. Ne visai sutikčiau, nes atsimenu iš tų laikų, kai dirbau jaunimo reikalų koordinatorių ir apie tą horizontalėją jaunimo politiką, kuri eina per visas kitas sritis. Ir mes niekaip negalim jaunimo atskirti nuo visos politikos vykstančios Lietuvoje, nes jaunimas gyvena, dirba, kuria, auga, mokosi ir tai ir yra mūsų sprendimai, mūsų politiniai sprendimai susiję su tuo ir tai ir yra politika. Aš irgi pritarsiu kolegiai. Ačiū už opozicionavimą turbūt, nes jeigu paklausim, ar sporto politika yra politika, tai turbūt atsakymas yra taip. Ar švietimo politika yra politika, turbūt taip. Ar ekonomika yra politikos dalis, taip. Tai jaunimo politika yra tiesiog išskirta tam tikra amžiaus grupė, nuo 14 iki 29. Ir būtent šitai amžiaus grupė yra išskirtas tam tikrą prasme prioritetas, dėl to, kad tai yra augantis organizmas mūsų visuomeniniam gyvenime, visuomenė ir valstybėje, kuris, atleiskit pasakysiu tai, be kurio tam tikrą prasme stabili valstybės ateitis turbūt negali būti garantuojama.
Aš tai manau, kad aš irgi paliksiu Luką vieninteliu opozicionieriumi šiuo klausimu, nes, mano supratimu, politika tai yra visuomenės veiklų organizavimo ir reguliavimo visuma, sistema. Ir, mes jaunimo politikoje tai darome. Mes darome įtaką visuomeniai, sprendimams ir bandome sukurti šiokią tokį šiek tiek ar daugiau negu šiek tiek geresnę aplinką jauniems žmonėms, bet, taip pat ir visuomeniai visai, ne vien jauniems žmonėms. Prieš papildymą tiek Luko, tiek Editos, aš turiu dar tokį papildomą klausimą, kad galėtumėt įterpti. Pavyzdžiui, aš jaunimo politikai veikiu nuo 14, man dabar 24. Ar aš galiu sakyti, kad aš turiu 10 metų patirtį politikoje? Atsakant į tavo klausimą, tai kategoriškai ne, nes jaunimo politika ir, vardinkime, aukštoji politika parlamente, savivaldybė ir dar kažkur, tai yra visiškai nesulyginami dalykai. Dirbęs Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje ir perėjęs dirbti į Seimą, net nesupratau, kaip vyksta visi dalykai, nes jeigu tu jaunimo politikoje per 10 metų supranti dalykus, kas kaip veikia, kas ką daro, kokie yra susitarimai, tai nuėjęs ir tikrąją politikai, galime taip įvardinti, nebėra taip. Tai mano pozicija kaip ir ten dirbusio, tai galiu pasakyti, kad tikrai tai nėra tas pats ir negali užtraktuoti kaip padėti lygybės ženklą. Bet grįžtant dar, kadangi turėjau 3, kurie turėjo kitokią poziciją negu aš, čia per daug gal į filosofijas neisim, bet aš nesakiau, kad jaunimo politika nėra politika. Tai yra politika pagal jaunimo politikos pagrindų įstatymą, atitinka visus horizontalios politikos principus. Bet tą, ką dabar daro jaunimas su jaunimo politika, nekalbu apie liberalų jaunimą, protestai ir visi kiti dalykai, kas yra svarbu, tas yra gerai, bet nemaža dalis jaunimo nevyriausybinio organizacijų, galbūt dėl to, kad pats principas jau yra senstantis ir nebetlėpia bendruomenės susibūrimo principų, bet tą, ką dabar daro jaunimo organizacijos, didžiąją dalimi jau nebepatenka po dabartinių jaunimo politikos apibrėžimų. Tai arba turi jaunimas bandyti prisitaikyti, arba įstatymų leidėjai, kurie sugalvojo jaunimo politikos apibrėžimą, turi pakeisti pagal dabartinį laikotarpį. Dėkui, Edita, tada Vidmantas. Truputį jau nubėgo mintis, pradžioje norėjau sureaguoti dar galbūt Luką šiek tiek palaikyti, nes, pačiai jaunimo politikai irgi, svorio priduoda kaip, sakykime, politikai ar savivaldybės vadovai, ar jau paskui Seimo nariai, žiūri, į jaunimą arba į dalykus, kurie yra aprašyti jaunimo pagrindų įstatymę. Ir dažnu atveju, tikrai žinau ir iš savo patirties, kai dirbau, kad savivaldybės vadovams atrodo, kad, čia kažką tai daro tas jaunimas, ten maždaug žaidimais užsiima ir ne visada rimtai tai reaguoja. Ir užtat tas toks susidaro jausmas, kad galbūt ta jaunimo politika nėra visada svarbi, nes visada atsiras svarbiau kelią nutiesti, pastatą renovuoti, negu, sakykime, kažkokio jaunimo projektą finansuoti. Dėkui, bet man taip. Aš čia turbūt vėl užsimsiu opoziciją Luko išsakytai minčiai. Kodėl? Dėl to, kad organizacijose vykstantis procesai, ar tie būreliai, ar susirinkimai, renginiai, vis dėlto, bet tačiau taip pat yra apibrėžti tam pačiam jaunimo politikos pagrindų įstatymai. Ir jeigu tu išsakytum poziciją arba sakytum, kad neformalus ugdymas arba neformalus švietimas yra tam tikra prasme jaunimo politikos dalis, kas yra, tai neformalus ugdymas ir švietimas yra puikia prevencinė priemonė nuo tam tikrų dalykų, kurie vyksta šiuo metu visuomeniai. Ir kartais tai yra pateikimo klausimas. Jeigu tu pateiki Seime, savivaldybei, dar aukštesnėse institucijose, kad tai yra vaikų žaidimai, žmonės taip ir supras. Bet jeigu tu pateiksi, kad tai yra vienas iš pagrindinių kelių prevencinių priemonių, kurios užtikrins jauno žmogaus vystimasi ateityje, dalyvavimą visuomeniniai veikloje ir panašiai, tada turbūt požiūris pasikeis. Tai yra, kaip ir buvo minėta, ar jaunimo politika yra tikroji politika, tai tam tikrą prasme tai yra politika, nes tu atstovauji tam tikrą poziciją. Ir tai yra svarbu. Nes jeigu pats jaunas žmogus neatstovautų savo pozicijos, neįtų į tam tikrus Seimo posėdžius, savivaldybės posėdžius ir taip toliau, atsiprašau, bet aš manau, kad jaunimo ta nuomonė būtų labai palankiai ir pamiršta. Dėl to, kad tie dalykai, kaip jūs patys minėjote, yra tokie labai smulkmeniški, palyginus kaip gyvena savivalda, kas yra savivaldai reikalinga, kas yra reikalinga nacionaliniu ar globaliu kontekstu. Ačiū labai. Aš dabar noriu šiek tiek jau šitą tokį filosofinį ir mūsų klausimą iš kitos pusės pažiūrėti. Labai daug gerų paminėjo dalykų tiek apie tai, kaip
pateikiama ta jaunimo politika institucijose, tiek apie kažkokią šiek tiek pasikeitusią situaciją. Tai pirmiausia, noriu Izidės paklausti, kaip iš galbūt tokio realiausios jaunimo atstovės šiandien pas mumis diskusijoje tiesiai iš jaunimo organizacijos. Tai apie tą situaciją šiandien. Kokią tu matai situaciją, kokią tavo organizacija mato situaciją, kaip ta jaunimo politika atrodo? Ar jūs, kaip jauni žmonės, esat patenkinti tą situaciją? Ar jūs matote įsitraukimą? Vis tiek esat girdėję ir iš alumnų, mūsų laikais būdavo kitaip ir taip toliau, bet ar jūs džiaugiatės to, ką darot šiandien? Gerai, tai labai daug minčių dabar galvoju, pabandysiu sudėlioti jas visas. Tai pirmą atsakant nuo to, ar esame patenkinti tuo, ką mes darome, taip. Aš bent tikrai esu patenkinta tuo, ką mūsų organizacija daro. Tai neseniai organizavome protestą prie prezidentūros, kuriame subūrėme bent 1000 žmonių. Ir manau, kad mes kaip organizacija tikrai keliame svarbius klausimus tiek liberalią mintį propaguojantiems žmonėms, tiek bendrai visuomeniai, kuriai rūpi, kokioje pasaulyje, kokioje Lietuvoje mes gyvename. Bet kokia yra bendrai su jaunimu situacija, tai šiek tiek galiu atsispirti nuo to, ką pasakė Lukas, kad dabar jaunimui, man atrodo, nėra taip įprasta ar paprasta susiburti mūsų tą tradicinę jaunimo organizacijų veiklą. Matome, kad jauni žmonės daugiau laiko galbūt praleidžia internete, galbūt atranda ten kažkokias bendruomenės, kuriuose jie dalinasi savo mintimis ar gali kažkaip save realizuoti, kad tas įprastas būtent dalyvavimas jaunimo organizacijais tampa galbūt nebe tokiu madingu. Ir man atrodo, kad tada tarp jaunimo, kuris dalyvauja ir kuris nedalyvauja, yra tam tikra atskirtis. Todėl aš galbūt net manau, kad aš kaip asmo, kuris yra tam tikram burbule tarp jaunų žmonių, kurie domisi politika, kurie yra įsitraukę, kad galbūt net aš savo kasdienybėje nematau tos realios situacijos, nes galbūt čia Vilniuje mes matome vienaip, o jaunas žmogus, kuris gyvena kokioje nors kaimiškoje vietovėje, kurioje nėra daug tų pačių būrelių, neformalių veiklų, nėra organizacijų, nes tikrai mes kaip organizacija turime plius minus 10-15 skyrių, kurie veikia aktyviai, bet čia yra daugybė savivaldybių ir miestų, kuriuo mes nepaliečiame. Taip pat yra ir su kitom jaunimo politiškomis, nepolitiškomis, moksleiviškomis organizacijomis. Tai aš manau, kad žmonės būtent tose vietovėse visiškai kitaip mato. Galbūt jiem toli gražu, kas čia vyksta dabar, pavyzdžiui, mūsų vyriausybėje, kokie čia pasikeitimai vyksta. Kodėl mums reikia rūpintis vienokio ar kitokio įstatymo aktų, kodėl mes čia dabar turime kažką spręsti, nes mums atrodo tiesiog tai labai tolima. Tai sunku labai pasakyti vienareikšmiškai atsakymai tai. Ir dar tiesiog noriu vieną mintį pasakyti iš to, ką prieš tai kolegos kalbėjo, kai tu paklausai, ar pradėjusi dirbti jaunimo politikoje nuo 14 metų, tu galėtum pasakyti, kad turi 10 metų veikloje politikoje patirtį. Čia man atrodo, kad nereikėtų sakyti kategoriškai ne, nes man atrodo, kad toks požiūris būtent galbūt ir kartais suformuoja suaugusių žmonių požiūrį, kad tai, ką galbūt tu veikiai 14, o galbūt tu ten, aš tiksliai nežinau, ką darai, bet galbūt organizavai įvairiausius dalykus ir tikrai gyvai nemažai patirties ir padarai galbūt nemažai gero savo miestui, tai neturėtų būti kaip niekas. Tai va. Ačiū labai. Paminėjai šiek tiek skirtingas situacijas, skirtingose regionuose, bendradarbiavimą su savivaldybėmis, institucijomis, tai Vidmantą noriu paklausti šiek tiek irgi apie tą dabartinę situaciją, galbūt gali pakomentuoti iš institucijų pusės, iš koordinatorių pusės ir kaip jūs matote tą jaunimo politiką, dabartinę situaciją, įsitraukimą ir ar tas jaunimas yra labiau kaip partneris ar tokia, ta projektinė amžiaus grupė? Tai turbūt, būtų klaidinga sakyti, kad jaunimo įsitraukimas didėja. Ir tai yra akivaizdu. Išsakytos mintis apie susibūrimus į organizacijas irgi yra teisingos, jos mažėja. Bet tai mažėja dėl tam tikrų kelių svarbių aspektų. Tai jauni žmonės dabar nebesutelkia taip ilgai dėmesio, ar ne, kaip pavyzdys. Yra socialinės erdvės, yra papildomų veiklų neformaliam švietime. Miestas, kaip ar ne tokia struktūra, turi labai daug ką pasiūlyti, jeigu mes kalbame apie didmiesčius. Tos pačios mažos savivaldybės irgi šiuo metu jau turi ką pasiūlyti jaunam žmogui, ką jam veikti. Ir jeigu mes pasižiūrėsim iš jaunų žmonių įsitraukimo pusės, tai taip, faktas, jie įsitraukia mažiau, paprasčiau ir ne taip ilgai
įsipareigoja veiklai. Tai mes dabar turime, ar ne, vieną iš epizodų, kuris yra pagrindinis, tai neformalių jaunimo grupių susibūrimus, kai jauni žmonės susibūrė į tam tikrą mažą arba didelę tam tikrą grupę, parašo, pavyzdžiui, projektą į savivaldybę, ar ten Erasmusą ir panašiai, įvykdo jį ir išsiskirsto. Dėl to, kad jų tikslas tuo metu buvo padaryti tą ir jie nežiūri toliau, kas bus. Ar ne? Jauni žmonės šiaip dabar yra ir turi daug galimybių. Keliauti pasaulyje, dirbti vairiausius darbus ir panašiai. Tai reikia turbūt lyginti, kaip buvo išsakyta mintis, ar ne, kad mūsų laikais būdavo kitaip, kaip alumnai pasakytų, tai tais laikais nebuvo tiek galimybių. Nebuvo tiek švietimo galimybių, neformalios veiklos galimybių ir panašiai. Tai iš būtent jaunimo reikalų koordinatorių pusės faktas. Jaunus žmonės yra sunkiau įtraukti, čia yra faktas, bet kas yra pastebėtina, egzistuoja tokios grupės kaip Nycai, ar ne, kurie nieko neveikia, neįsidikuoja, nedalyvauja, nedirba ir panašiai, yra specialių ugdymosi poreikių turintys vaikai, tai šie skaičiai kyla. Ir mes akivaizdžiai galim pasakyti, kad jeigu seniau sakydavom, kad jaunimo organizacijos buvo tikrai prioritetas, ar ne, tai aš dabar visiškai svečinčiau ir pasakyčiau, kad darbas su jaunimu yra viena iš pagrindinių priemonių, kuri gelbės mūsų ateityje. Ir darbą su jaunimu tikrai nereikėtų nuvertinti, nes tai yra būtent tos sritis, kurios padeda tiem, kurie yra ant žemos lenkščio, pavyzdžiui, paslaugų, tai yra socialinės paslaugos, tai yra faktas, bet pavyzdžiui, darbo su jaunimo gatvėje paslaugos, tai iš esmės suteikia galimybę jauniems žmonėms atrasti galimybės grįžti į švietimą, į darbo rinką, kaip pavyzdys. Turim tos pačius atvirus jaunimo centrus, iš esmės, kurie yra saugi aplinka jaunam žmogui nueiti, kai jo namuose vyksta įvairiausi, atsiprašau išsireiškimą, šlykštus dalykai, jo tėvai nepalaiko ar alkoholiauja ir taip toliau. Tai jaunam žmogui reikia saugios erdvės ir būtent tai savivalda turi pasiūlyti. Jis gali ten paruošti pamokas ir taip toliau. Tai mes šiuo metu turim tokį, kaip aš pasakysiu, galbūt apsikeitimą prioritetų kontekste, bet jaunimo politika, priemonės jaunimui ir socialinės ir švietimo dalies politikos yra itin svarbios ir mes negalim pasakyti, kad jaunimas šiuo metu turi viską, tai mes esam laimingi. Tai tikrai ne. Dėkui. Matau, kad Lukas jau taip piktai žiūri rezga mintis, kuriom pasakyti ne. Bet prieš tai noriu paklausti Editos, būtent iš Seimo perspektyvos. Ar ateina iki jūsų tas jaunimo balsas? Kaip situacija apie jaunimo politiką, apie jaunimo įstraukimą pakomentuotumėt būtent iš Seimo pusės? Aš gal dar šiek tiek atgal žingsnį žengsiu ir iš vis apie jaunimo politikos tą pokytį įvykusi, nes matyt, galiu pati asmeniškai, kadangi 2003 metais pradėjau dirbti jaunimo reikalų koordinatorė ir man atrodo, kad šitoje vietoje jau yra įvykęs pokytis, nes kolega sako, atviri jaunimo centrai, atviros erdvės ir mes dabar tai visi natūraliai primam ir žinom, kas tai yra. Pas mus, pavyzdžiui, aš buvau ta, kuri pirmą pilotinį atvirą jaunimo centrą kūrėme ir kai reikėjo merui paaiškinti, kas tai yra, ir man kai sako, taigi yra mokykla, yra kultūros centras, yra meno mokykla, ko dar čia reikia tam jaunimui, ką jie neturi kur nueiti, ką jie ten veiks. Ir kai tu bandai pasakyti, kad tiesiog savęs neatradęs, ateis, galės praleisti laiką, saugiai pabūti, tai tuo metu atrodė, kad visiškai neaišku. Dabar jau mes kalbam apie Nycus, apie gatvėje darbą su jaunimu ir ta pažanga yra padaryta. O apie, kaip sakot, kiek įtraukiam jaunimą, aš asmeniškai, organizuodama ir diskusijas ir apie, pavyzdžiui, darėm socialinius klausimais diskusiją apie Lietuvos ateitį, apie perspektyvas, apie įdarbinimą, tai aš bandau įtraukti jaunimo organizacijų atstovas, kad būtų jie girdimi, kad išsakytų savo nuomonę, nes labai dažnai politikai mes vartojam tokį žodį, kad jaunimas tai mūsų ateitis. Aš visą sakau, ne, jie gyvena čia ir jaunimas yra dabar. Jie veikia čia ir į jaunimą, ne kaip į ateitį, o kaip į dabar esančius žmonės, piliečius mes turime reaguoti. Tai aš tą darau, norėtųsi, kad daugiau galbūt kolegų taip galvotų ir tada ir jaunimo politika, ir jaunimo balsas būtų labiau girdimas. O ką jauni žmonės gali padaryti, kad daugiau jūsų kolegų pagalvotų taip, kad daugiau jūsų kolegų išgirstų tą jaunimo balsą? Čia vėlgi matyt ir nuo pačio jaunimo priklauso, ir nuo požiūrio, ir tai negimsta taip iš karto. Tai turime ir pats jaunimas irgi kaip ir švietimo sistemoje, ir
ir šeimoje, ir bendruomenėse mes turim tą atstovavimo galimybę suteikti, kad jauni žmonės žinotų, kad ko pasakytų, nebijotų, ko jiems reikia, ką galima būtų padaryti. Tai nėra vienareikšmiško atsakymo, kad ką turime padaryti, bet man atrodo, kiekvienas politikas, jeigu jaunas žmogus ar organizacija, gal ne kiekvienas bendrai, ne kiekvienas, pergalvau apie kai kuriuos, tai tikrai ne, bet tikrai politikams rūpi jauna karta, tik tai, kad labai sakau dažnai, kad kažkaip kaip į ateitį žiūri, o reikėtų, kad labiau ir jaunimas sakytų, mes esam čia, mes norim dalyvauti, atstovauti ir čia vėlgi prasideda nuo savivaldos ir tie mechanizmai yra sukurti, yra apskritieji stalai, yra jaunimo reikalų tarybos, kur turi būti traukta, bet kiek aktyviai įsitraukia ir kiek paskui, sakykime, į pasiūlymus atkreipia dėmesį, kad ir savivaldos politikai, čia jau kitas klausimas, bet tą reikia ugdyti, bet aš manau, kad sakau, nuo tų laikų, nuo 2003 metų, tai pažanga tikrai yra padaryta ir didelė. Taip, tai ačiū labai, Edita. Lukai, aš tikėjausi, kad tu paprieštarausi ir laukiau. Ir, tai įvertink, paprieštarauk ir įvertink tą situaciją iš savo perspektyvos. Tai kaip tu tą situaciją jaunimo politikoje vertini dabar? Kaip jinai pasikeitė nuo tada, kai buvai Lijot? Ir tai kas tenai apsisuko, kur tu minėjai pačioj pradžioje, kas tenai pasikeitė, kas pasislinko? Aš norėčiau paprieštarauti Editai, nes iš principo politikams jauni žmonės nerūpi. Didžiai daliai politikų jauni žmonės nerūpi dėl labai elementarios priežasties, jie nebalsuoja. Yra gerų išimčių, nenoriu vardinti, kurie yra įtraukiami jauni žmonės į diskusijas, bet tai yra tik gerieji pavyzdžiai, nes didžioji dalimi jaunas žmogus nebalsuoja, tai jau geriau tą pusvalandį savo laisvo laiko paskirt vyresnės amžiaus kategorijos žmonėms, negu jaunam žmogui, nes tai atsipirks. Mes galim tam nepritart, bet mes galim važiuoti statistinius duomenis. Yra daug pastangų dedama, kad ateitų jaunas žmogus balsuot, bet galim pažiūrėti ir kurios politinės partijos nesistengia raginti jaunus žmonės balsuot, nes supranta, kad tada bus joms sunkiau patekti į Seimą. Šioje vietoje, kalbant apie tavo užduotą klausimą, kas pasikeitė, aš nekalbėsiu apie nicus, nes tikrai niekada nebuvau to ekspertas ir net nenoriu lysti į neįstraukus ir nemotyvuotą jaunimą, kalbėsiu apie organizuotą jaunimą. Ko trūksta? Trūksta intensyvesnio darbo su politikais kiekvieną dieną. Beveik kiekviena politinė organizacija turi, tai reiškia, kad yra palaikymas iš jaunimo nevyriausybinio organizacijų, politinių organizacijų. Man tikrai norėtųsi, kad kiekviena Seimo sesija ateitų, kaip ateina liberalus jaunimas pas liberalus, anksčiau ir pas Laisvės partiją, kad ateitų jaunieji konservatoriai, jaunieji socdemai ar demokratai ir pasakotų, ko reikia. Tiesiog reikia kaip maldelės kalti, kad tikrai užsifiksuotų ir tai elementarus pavyzdys, ką pavyko padaryti su to pastoviu kalimu, pakeisti konstituciją, kad būtų galima kandidatuoti Seimą 21 metų. Tai buvo ne 1 metų darbas. Pas jaunimą yra ir tas dalykas, kad labai greit viskas keičiasi. Kas metus, kas 2 yra nauji žmonės, kurie galbūt jau vertina dalykus, kurie yra nebe tokie svarbus, kuriems atrodo jiems dabar patys svarbiausi. Tai labai svarbus ir tas darbų perdavimas. Tai jeigu norim, kad politikams rūpėtų jauni žmonės, tas motyvuotas ir jaunas žmogus turi būti dažnai pas politiką ir jį bandyti įtikinti tais sprendimais, kuriais reikia. Net ir jeigu tu galvoji, kad nepavyks įtikinti, vis tiek turėti ir kalbėtis. Aš pats, kai dėl kandidatavimo Seimo 21 metų bandžiau įtikinti politikus, žinau, kad nueisiu į vieną dabar prie valdančiosios koalicijos prisijungusios partijos tuo metu seniūną, kuris dabar nėra frakcijos ir Seimo narys, nes turi didelį verslą. Ateinu ir sakau, leiskit jauniems žmonėms nuo 21 metų kandidatuoti į Seimą. Jis man sako, su viena sąlyga. Jeigu jaunas žmogus bus atlikęs privalomą karinę tarnybą.
Ir sakau, tai kaip čia siejasi, nes nelabai. O reikia, kad būtų protingas žmogus. Bet nors į Seimo konstituciją leidžia ateiti žmonėms be jokio išsilavinimo dėl teisingo atstovavimo. Dėkui, Vidmantas norėjo sureaguoti apie tai, kad politikam nerūpi. Jo, aš šiek tiek sugrįšiu, nes pasakant A, reikia pasakyti B. Tai mano suvokimu, politikas, atstovas Seime, atstovas savivaldoje, atstovas Europos parlamente yra renkamas. Tai ne tu turėtum bėgti pas politiką ir sakyti, ko man reikia, ką man daryti. Man atrodo, politikas yra žmogus rinktas, kuris turi ateiti ir kalbėti su tam tikra amžiaus grupe, socialinė grupė ir taip toliau. Mano suvokimu taip demokratija veikia. Kitas svarbus dalykas, kalbant apie tą B, tai pasižiūrėkim praeitų Seimo rinkimų, savivaldos rinkimų, politinių programų, šablonus, aš kartais taip vadinu, arba galutinės versijas, kiek ten yra jaunimo. Tai šitą reikia pasakyti visų pirma, nes ten yra seniorai, kas yra labai karšta diskusija ir geras iš tikrųjų topikas, paimti vyresnių žmonių balsus, o apie jaunimą peržiūrėjus programas, iki 10 kartų paminėta gal per visas programas yra, o jeigu paimtum vieną politinę partiją, tai džiaugčiausi, jeigu yra 5 kartai bent jau paminėti jauni žmonės, apart neformalaus švietimo ir taip toliau, kas yra suvokiama kaip didelė biudžeto dalis vis dėlto, bet tačiau. Ir savivaldai yra skiriama daug finansų tam, ir Seimo būtent valstybės biudžeto kontekste. Tai jeigu kalbame ir sakome priekaištus A, kad jauni žmonės yra nereikalinga grupė politikams, nes jie nebalsuoja, tai reikia kažką daryti, kad jie balsuotų, tai yra būtent prieiti prie B, naudoti paprastesnę kalbą, nes jauni žmonės ar ne dabar, pavyzdžiui, kalba pakankamai daug anglų kalba ir taip toliau, nesiūlau programų daryti anglų kalba, bet lietuviški sudėtingi geopolitiniai terminai arba demografiniai kažkokie terminai ir taip toliau, arba jeigu mes kalbam iš viso, cituojam teisės aktus, atsiprašau, bet tai tikrai bus sunkiai suvokiama jauniems žmonėms. Dėkui, matau, Zida ir Lukas nori pakomentuoti. Gerai, aš tada čia pritariu labai, ką pasakė Vidmantas, kad reikia tiesiog priemonių kažkokių, kad jauni žmonės būtų įtraukti, nes mes galime sakyti, kad ir čia irgi yra faktas tiesa, kad reikia jaunimui ateiti daugiau prašyti, reikia dirbti jaunimui dėl klausimų, kuriuose jie nori pokyčio, bet tuo pačiu mes kartais tiek daug reikalaujame iš jaunų žmonių, ir mes pamirštame, kad dabar jaunimo organizacijų branduolį dažniausiai sudaro nebe studentai, dažniausiai nuo 16-15 metų galbūt žmonės. Aš kalbu čia apie LLJ, bet taip pat žinau ir iš kitų politinių organizacijų, moksleiviškų. Ir tie žmonės mokosi mokykloje, jie turi dažniausiai vairiausių būrelių. Ir be to, tiesiog jie neturi kartais tokių žinių, supratimo, kad sekt galbūt tos pačius politinius procesus taip. Niekas mokykloje neaiškino, kaip suprasti teisės aktą, kiek jis turi praeiti tų svarstymų stadijų, kad jisai būtų priimtas. Yra be galo sunku prašyti jaunų žmonių kiekvieną dieną būti ten, daryti kažką ir panašiai. Aš pati, čia galbūt skambės kaip pasiskundimų puodas koks nors, bet mes turime irgi darbus, mes bandom atrasti savo kelią gyvenime, susitaupyti paskolai būstui ar dar kam nors. Ir tiesiog, kai mes tai darome iš geros širdies, iš to, kad mes norime padaryti kažką gero pokytį, tai yra tam tikri laiko limitai, žinių limitai. Pavyzdžiui, mano komanda sudaro žmonės, kurie dar mokosi, jiem yra egzaminai ir kartais mes nenumatom, kaip dabar keičiasi čia mūsų vyriausybės ministrai, visa kita, bet reikia dabar kažką padaryti. Ir mes darom, ir mes patraukam tos savo darbus ir nemažai organizacijų ir po to net ir tėvų būna nusiskundimų. Ką čia dabar jūs pasakojate mano vaikui, iš čia dabar pilnai galva pametęs dėl tos organizacijos daro į pamokas, nebeina namų darbų, neberuošia ir čia... Tai nėra lengva jaunam žmogui visą tai daryti. Todėl aš manau, kad didelę atsakomybę turi pasimti tie žmonės, kurie būtent dirba su to ir jeigu jų pareigose ir jeigu jų pagal savo pareigas jie turi rūpintis visą visuomenę, tai jie neturi pamiršti jaunimo. Dėkui, Zida. Lukai. Aš norėčiau, kad būtų taip, kaip jūs kalbat, bet taip nėra ir nebus tikriausiai. Jo, tai grįžkim apie programas politinių partijų. Ir grįžkime pačią diskusijos pradžią. Jaunimo politika yra horizontali. Tai jaunimo klausimai yra
kiekviename tikriausiai programos punkte, net žemės ūkio dalyje, apie jaunus ūkininkus, mes jau galim kalbėti apie jaunimo politiką. Aišku, jaunas ūkininkas tai iki 35 metų nepalenda po jaunimo politikos pagrindų įstatymą ar būstos įsigijimas jaunoms šeimoms. Visos partijos apie tai kalba ir tai yra sudėtinė jaunimo politikos dalis. Kalbant apie tai, kad būtų gerai, kad politikai ateitų pas jaunus žmonės, būtų gerai, bet taip nėra. Ir tikriausiai taip niekada ir nebuvo. Ir žinot visi tą posakį, kad jeigu ne kalnas pas Mahomedą, tai Mahomedas turi ateiti pas kalną. Ir aš džiaugiuosi politiniam partijom ar politiniam organizacijom, kurios sudaro galimybės jauniems žmonėms įsakyti. Bet jeigu ne nuolatinis lipimas ir priminimas, kokie klausimai tau yra svarbus, tie klausimai tiesiog pasimeta. Duosiu dar vieną pavyzdį iš savo patirties. Po Lijoto atėjus iškart dirbti į Seimą ir paimant visą platų klausimų spektrą, kas jau nėra tik jaunimo politika, mano širdžiai, kaip be būtų gaila pasakyti, bet pasidarė pakankamai nesvarbus jaunimo politikos klausimai, ta prasme, kad jie yra maži, patenkantis į skirtingas dalis. Tai jau geriau nukreipti daugiau dėmesio į švietimą, didinti finansavimą, įsigyti būstą jaunoms šeimoms bei kitoms vietoms. Dėl to, užsimant advokaciją iš jaunimo organizacijų bei kiekvienos kitos nevyriausybinės organizacijos tikslas yra priminti, kad kiekvienoje vietoje yra tų problemų, kurias reikia spręsti. Tai nėra, kad klausimai nėra svarbus, tiesiog jie pasimiršta, nes yra kažkokie didesni ir svarbesni klausimai. Ko dabar norėtųsi, kad visos nevyriausybinės organizacijos, performuojant vyriausybę, eitų ir kalbėtų, duokit ministrą be portfelio. Aš manau, kad ši vyriausybė, kuri pinigų absoliučiai niekam netaupo, įsteigtų ministrą be portfelio jaunimo klausimams. Yra puikių žmonių, kurie tas pozicijas galėtų užimti. Kas nežino, toks jau ministras be portfelio, čia nepriklausomybės pradžioje irgi yra buvęs, kai turi savo komandą, turi savo nagrinėjimą sferą, bet neturi ministerijos ir atskiros komandos. Tai dabar eiti ir pastoviai kalbėti, tegul būna ministras be portfelio, galėtų būti pokytis. Bet jeigu tu pastoviai apie tai nekalbėsi, nieks apie tai gali nepagalvoti, nes visi užsisukę savo siaurose ratuose, klausimų ratuose, nes Seimo nariai negali būti, ar bet kuris kitas politikas, visų klausimų ekspertas. Yra savo sričių ekspertai ir jiems reikia priminti. Dėkui. Aš irgi pakankamai dirbu su jaunai žmonėm, ar kalbant iš nevyriausybinio organizacijų pusės, ar atstovavimo kontekste, Jungtinių tautų, Europos Sąjungos ir taip toliau. Aš šiek tiek labiau optimistiškas šitoj temai ir turbūt svarbu pasakyti labai vieną paprastą dalyką. Tai liūtas irgi yra katė, bet visi jį vadina liūtų. Ir kodėl tai yra svarbu? Dėl to, kad jeigu mes programai sakysim, kad socialinė gerovė kaip teiginys tinka visiems, tai mes neišskiriam jokios socialinės grupės ar amžiaus grupės, kuriai ta politika bus skirta. Tai pasižiūrėkime į visas politinės programas. Ir pasižiūrėkime, pavyzdžiui, didžiausius Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, tai Lijoto ar ne, daugiausiai vieninčių organizacijų struktūros. Pasižiūrėkime, kiek pasiūlymų, kurie būna teikiami vyriausybei, yra įtraukiami į programas. Arba šiaip į koalicinę programą ir panašiai. Tai turbūt, yra naivu sakyti, kad jaunimas neateina ir nepasako. Tai yra tam tikri sukurti atstovavimo struktūros, kurios beje Lietuvoje yra labai geros, jeigu mes lyginam save su kitom ES valstybėm. Ir čia mes esam labai pažengę, tuom turėtume didžiuotis, nes didžiosios tokios valstybės kaip Prancūzija, Vokietija turi ne tokias geras atstovavimo struktūras ir ne taip gerai sudėliotus lygius kaip savivalda, nacionalinis lygmuo, ES ir taip toliau. Tai čia turim tikrai pasidžiaugti, bet man atrodo, reikia labai aiškiai vardinti daiktus. Ir jeigu mes sakom, kad, pavyzdžiui, mums yra svarbi jaunimo grupė, tai pasakykim, ką dėl jos norim padaryti, o nesakykim, kad, skirsim pinigų švietimui. Toliau. Dėkui, čia kažkaip taip, ko mažiausiai tikėjausi ruošdamasi šitai diskusijai, kad reikės Seimo narę raginti kalbėti daugiau, nes čia taip pradėjo kovoti tas flangas, bet aš noriu dar
Taip, jaunimui. Tai čia vat, turim pavyzdį, kaip politikai sėdi ir klauso jaunimo. Labai labai iš tikrųjų smagu, bet norėtųsi to daugiau. Bet Edita, norėjau dar paklausti, nu, va čia tokių buvo iš visų pusių tokių strėlių. Tai kaip tas jaunimas gali susvarbinti tos tam tikrus klausimus? Bet Lukas minėjo daug, kad reikia susvarbinti. Reikia kalbėti apie tai, susvarbinti. Nu, kaip dabar, nuo ko pradėti? Nuo kokių klausimų susvarbinimo galbūt pradėti? Nu, nežinau. Ne, jokio, pasakysiu taip. Vis dar, nu taip pat klausantis, kas pas ką, nu turi ateiti, čia tas vyko labai tokia diskusija. Na, aš sakau, man nėra kažkaip problemos, nes man nėra problema eiti su jaunimu bendrauti ir susitikti ir diskutuoti kažkaip, tas man gaunasi natūraliai. Bet kad priminti visą laiką reikia, aš tikrai sutinku šitoje vietoje su Luku, nes kai užsisuki tam visam darbų maratone ir aš, kaip pati, Lukas sako, atėjau į Seimą dirbti, mano buvo tas toks pokytis labai įvykęs, kai iš jaunimo reikalų koordinatorio, bet vėliau, ne iš karto, bet vėliau į mero pareigas atėjau ir aš tada irgi šiek tiek ir tą merą suprasdavau, kai jam viską reikėdavo aiškinti, nes aš iš ten atėjus ir irgi pasimiršta tam tikri dalykai, nes darbų spektras labai platus ir atrodo, kai kurie dalykai tada iš jaunimo politikos maži. Bet, ko reikėtų? Pavyzdžiui, man patinka dabar iniciatyva, kuri jau dabar Seime keliauja, tas Vote 16. Ir tai yra geras pavyzdys, kai yra susitelkusios jaunimo organizacijos, kai bando surasti Seimo narius, kurie palaiko šitą iniciatyvą. Ir tai yra tikslas, ir yra sugalvota, kaip to tikslo siekti. Aišku, susiformavusi dabar nauja valdančioje dauguma, aš abejoju, kad pavyks tą tikslą pasiekti. Kažkaip man liūdna darosi šitoje vietoje, bet čia yra procesas, jisai vyksta diskusijos, apie tai kalbama, apie tai nuolat primenama ir tai yra pavyzdys. Kaip susvarbinti atskirą, sakykime, dalį, irgi taip kažkaip galvoju apie, sakykime, rinkimų programą. Tai tikrai rinkimų programoje pas mus yra apie jaunimą kalbama, bet aš vis dėlto vėlgi grįžtu prie tos pirminės išsakytos, kad taip, jinai yra integruota. Ta, ką Lukas sakė, kai mes kalbame apie jaunus žmonės iki 29 metų, arba ten dar vėliau ir buvo iniciatyva pakelti kartelę vėlgi čia Seime. Tai per visas sritis mes rasime jaunus žmonės. Ir man atrodo, kad kartais net yra negerai išskirti tą jaunimo politiką ir paimti ir ištraukti atskirai, nes tada jinai pasidaro netokia svarbi. Mes kaip tik, jeigu kalbant apie ar socialinį, ar švietimą, ten reikia sudėti tam tikrus akcentus, kurie būtų reikalingi jauniems žmonėms, kurie galbūt juos ugdytų būti labiau aktyviais, labiau įsitraukusiais, nes atskyrus visiškai atskirai, tada jinai pasidaro mažesnė tarp visų kitų svarbių temų. Todėl mes turime į tas temas atskiras integruoti ten labiau. Aš kažkaip taip. Ačiū labai. Edita padarė labai tokią gražią įžangą į mano kitą klausimą, kurį taip pat norėjau užduoti, bet jį noriu užduoti dabar jums visiems. Tai būtent tas balsavimas nuo 16, Vote 16. Noriu paprašyti pakelti rankas tų, kurie palaikytumėte teisę balsuoti savivaldos rinkimuose nuo 16 metų. Lukai, tu vėl ne? Turim maždaug tris asmenis, kurie rankas nepakėlė visoje palapinėje. Vienas iš jų Lukas. Šiandien mus provokuoja. Tai Lukai, tada klausimas tau. Kaip pakeitai taip nuomonę, ar visada tavo buvo tokia nuomonė? Ir ar tai yra... Ar tas būtent Vote 16 būtų realus jaunimo įgalinimas, ar tada tu matytum tik tai kaip kažkokį simbolį? Aš nenoriu būti visada prieš visus klausimus, ką užduodi, bet taip gaunasi. Irgi man įvyko lūžis, pradėjus dirbti Seime. Pradėjus keliauti po Lietuvą, susitikti su daugiau jaunų žmonių negu dirbant Lijote. Keliaujant su Lijotu, per miestus susitinki organizuotą jaunimą. Keliaujant be organizuoto jaunimo dalies, susitinki visą kitą jaunimą, kuris mano vertinimu šiuo metu yra nepasiruošęs.
Nesakau, kad Vausiksino nereikia. Aš manau, kad jo reikia, bet aš nematau galimybės, kad jis atsirastų artimiausiu metu. Tai yra mano asmeninė nuomonė, ne partijos, ne dar kažko, mano visiškai asmeninė nuomonė. Nes šiuo metu švietimo sistema nėra pritaikyta paruošti atsakingą ir jauną žmogų. Aš prie visų darbų dar mokau vaikus ir teisės. Ir matant tuos jaunus žmonės, kurie ateina mokytis teisės ir kurie nesupranta, ko skiriasi Seimas, vyriausybė ir prezidentūra, kur elementarus dalykas, jau nekalbėkime apie konstituciją, kad nežino, kas yra konstitucija. Mes pradžiai turim tuos jaunus žmonės paruošti, bent šiek tiek suprast. Aš žinau, kad ten yra žmonių, kurie sako, kad bus galima, kad jie būtų dabar manipuliuojami. Ne, jais nebus manipuliuojama. Ir tiesiog galbūt ir nematys prasmės, galbūt bus labai atsitiktinis jų balsavimas. Tam reikia ruoštis, bet tam reikia padaryti labai labai ilgus namų darbus iki šio sprendimo priėmimo. Aš dar prieš Editą, galbūt, čia niekas daugiau negirdėjo, tik aš girdėjau, bet aš pagarsinsiu, kai Lukas pasakė, man įvyko lūžis, kai pradėjo dirbti Seime, Edita taip, o Jėzau. Tai norėjau tiesiog šitą pasidaryti. Aš pratęsiu, galiu užduoti šiam klausimą. O kaip per Lietuvą važiavote, tai jūs 18, 20 arba 50 metų sutikdavot visus, tuos, kurie nebalsuoja atsitiktinai atėję? Aš manau, kad galioja labai du geri dalykai. Neleis balsuoti jauniems žmonėms ir atimti iš babutės pasą. Tada bus geriausias variantas. Gerai, šiaip norėjau tokią hipotetinę situaciją, bet dabar kaip pradėjome jau apie tokius posakius, nežinau, ar ta hipotetinė situacija labai gerai beskambės, bet pabandykim. Aš Luką dar noriu nepaleisti. Aš žinau, kad to išgirsim ir kitus, bet, pavyzdžiui, tu sakei, kad, nepalaikai, bet nesi prieš, kad tai būtų. Įsivaizduokime. Esi Seimo narys. Ir dabar realiai paskaičiavimai tokie, kad nuo tavęs priklauso, ar priimta, ar nepriimta. Kaip balsuotum? Susilaikyčiau ir gražinčiau iniciatoriams tobulinti. Dėkui, gerai. Aš tai balsuočiau už. Jo, nes iš tikrųjų ta diskusija, kiek subrendęs ar kiek pasiruošęs dalyvauti, jinai matyt vyks nuolat ir mes galim kvestionuoti ir 18 metų, ir 20, ar, kaip sakėt, ir vyresnius. Labai vyko aktyvi diskusija, kai nuo 18 metų leido dalyvauti savivaldos rinkimuose ir kai čia visi kalbėjo, kad o Jėzau, čia mokinių pririnks tuo į savivaldą, ką jie čia gali nuspręsti ir viso labo vienas 18-metis papuolė į tarybą, nes juos turi išrinkti. Čia taip, čia balsavimo teisę gautų, bet man atrodo, jeigu mes kalbam apie jaunimo įgalinimą ir dalyvavimą politikoje, tai šitoj vietoje turime užsidėti tokį akcentą, kad ypatingai regionuose jauni žmonės pabaigę mokyklas, jie išvažiuoja studijuoti į didžiuosius miestus ir jie praranda ryšį su savo savivaldybė. Ir kai kurie, net neturėję galimybės, jeigu jiems dar nebuvo 18 metų, nevyko rinkimų tuo metu, ta prasme, jie net nesusipažįsta su vietiniais politikais, nes jie neturi galimybės balsuoti, jiems tas neįdomu. Ir jie jau paskui grįžta arba net negrįžta po studijų, dar po 4 metų ir tas ryšys visiškai yra nutrūkęs su tuo gimtuoju miestu arba su savivaldybės politikais, kurie priima sprendimus dėl jo gyvenamos vietos. Tai šitoje vietoje taip, aš nesakau, kad kiekvienas 16-metis, 17-metis jisai yra atsakingas ir jau pasiruošęs, bet mes suaugusieji tam ir turim padėti jauniems žmonėms būti supažindintai su supažindintai su savivaldos rinkimais, su politinėmis partijomis, kad domėtųsi jauni žmonės politiką. Nes pasakyti, kad ne, tu negali ir paskui tu išvažiuoji į didįjį miestą, gerai, jeigu ten kažkur įsijungi jaunimo organizacijai, studentų kažkokius judėjimus, tada gerai, o jeigu ne, tai tu tiesiog grįžti paskui ir tu galbūt net neini ir balsuoti jau daugiau niekada. Tu neturi įpročio balsuoti savivaldos rinkimuose arba ir kituose rinkimuose. Taip, ačiū labai. Dabar turėjom kelis ženklus, kad noriu sureaguoti. Tai pirma Vidmantas, tada Lukas, tada Izida.
Labai paprasta reakcija iš esmės. Sakyti, kad jaunas žmogus nėra pasiruošęs balsuoti yra visiškai nevalidu, nes taip pat 45 arba 50 metų žmogus, kuris visiškai niekada nieko nėra girdėjęs apie ministerijas, vyriausybę, Seimą, o tik galvoja, kad yra girdėjęs, tai jo balsas irgi jis yra tiek pat pasiruošęs, kiek 13 arba 14 metų jaunas žmogus balsuoti. Tai sakyti, kad jaunas žmogus nevalidus ir nežino, kas yra vyriausybė, kas yra Seimas, yra gera laida, klausimėlis. Tai ten klausia vyresnių žmonių apie dalykus, ir kartais graudu pasidaro. Tai, nestumkim turbūt viso dalyko, kad jaunas žmogus nėra pasiruošęs. Didelė dalis jaunų žmonių nori išreikšti savo balsą, pasakyti, kokiai politiniai jėgai, kokiom idėjom pritarė ir panašiai. Tai aš nesutikčiau su tuo, tai yra labai, atsiprašau įsireiškimo, populistinis pasakymas, kad jaunas žmogus nėra pasiruošęs balsuoti, nes didžioji dalis, dabar jau, naivu sakyti, kad didžioji dalis, bet didelė dalis jaunų žmonių nori balsuoti, taip pat kaip ir eiti į rinkimus ir taip toliau. Bet tu turi turėti labai stiprų politinį užnugarį, kad tave 18 metų išrinktų į savivaldos tarybos narius. Tu turi jau būti senai toje kompanijoje, kad tu būtum įtraukiamas į sąrašus ir taip toliau. Kitas dalykas turbūt yra svarbu pasakyti vieną labai svarbų akcentą. Nustokime viską krauti ant švietimo sistemos. Jeigu mes sakom, kad jauni žmonės nėra pasiruošę, nes mokykloje neišmoksta, kas yra vyriausybė, kas yra Seimas, kas yra ministerijos ir kokios tų ministerijų kompetencijos. Tam ir yra toks dalykas kaip jaunimo organizacijos, jaunimo politika, kurie tie patys jauni žmonės eina pas tuos, kurie yra neaktyvūs, eina, moko, sako, kas kaip turi būti ir kas yra. Populista. Aš nelabai laikau save populistu, aš labai mėgstu duomenis. Tai ką Vidmantas sakė, kad daug jaunų žmonių nori balsuoti, tai kalbant apie Joniškį, tai 19% balsavo savivaldos mero rinkimuose. Tai tikriausiai yra tiek tų norinčių balsuoti. Seimo rinkimuose mes nesiekėm net 50%. Vidmantas yra buvęs mano kambariokas, tai įsivaizduokit, kaip atrodydavo mūsų vakarienės. Dėkui. Visada nuomonės būdavo skirtingos. Tik pabaigsiu. Tai mes negalim čia irgi, mes šiuo metu atrodo, kad statom vežimą prieš arklį. Aš labai norėčiau, aš tikrai visą savo širdim palaikau jaunus žmonės, daug su jais bendrauju, važinėjau, mokymus vedu ir taip toliau, bet kai mes sakom, kad daug jaunų žmonių nori balsuoti, nenori. Ir tai rodo visos, gali būti, kad neužaugdom įpročio. Tai man ko norėtųsi, kad aš tikrai galiu pakeisti savo nuomonę, jeigu būtų, tarkim, padarytas pilietinės galios indeksas, pamatuojama 15, 16, 17 metų asmenų pilietinė galia, kiek jie yra įsitraukę, kiek jie žino, kiek jie supranta šiuo metu. Ir dar dirbant Lijote ir po Lijoto visada kartuoju, kad mūsų pilietiškumo ugdymas šiuo metu yra tragiškas. Dabar baisiai, bet prasidėjus karui Ukrainoje jis pradėjo šiek tiek keistis, bet per lėtai ir ne visai tinkamai. Tai mes turim tikrai daug jėgų investuoti tiek formaliam, tiek ir neformaliam švietime, kad jaunas žmogus būtų pilietiškas ir aktyvus visuomeniniam gyvenime. Gerai, kad Izidas neįterpti į kambariokų čia dabar kivirčą, Vidmantas žadėjo labai trumpą reakciją. Ne kivirčas. Duomenys yra pliki, juos reikia interpretuoti ir pateikti, apie ką jie yra. Tai kaip ir minėjau prieš tai, jeigu pasakai A, pasakyk ir B. Tai yra svarbu, nes sakyti, kad jaunas žmogus balsuoja ten kažkokioj savivaldybėje 19%, tu žiūrėk ryšį, kodėl jis balsuoja. Tai galbūt savivaldos rinkimuose politinės jėgos visiškai nieko nepasiūlė, kas yra aktualu jaunimui. Tai pasakom A, sakykim ir B, nes duomenys pliki, jie nieko nepasako, jeigu nėra interpretuojami ir išsakomi labai objektyviai ir aiškiai, kodėl. Dėkui. Dabar jau pradėjom skambėti kaip tokie, seni politikai. Jaunimas nori to, ne, jaunimas nori, tai Izida, ką jaunimas nori? Tai aš gal irgi pradėsiu nuo duomenų, tai pavyzdžiui, Estijoje tarybų rinkimuose galima balsuoti nuo 16 metų, tai paskutinėse 16-18 metų amžiaus grupė dalyvavo daugiau negu 18-24, tai tie duomenys gali keistis pasikeitus įstatymam ir gali keistis ir ne vien dėl to dėl įvairiausių dalykų. Aš dabar jau nebenoriu tikriausiai grįžti prie argumentų ir kartoti jų apie Vote 16, bet man atrodo esmė čia yra tokia, kad galbūt aš skambėsiu labai drąsiai ar net šiek tiek kraštutinai, bet aš tikiu, kad mes kaip jaunimo organizacijos turim žiūrėti drąsiau ir turim bent vesti tą visuomenės konsensusą kažkuriais klausimais į kitą pusę, nes turime labai daug oponuojančių, tai galbūt tas viduriukas bus šiek tiek toliau link to, ką mes
ko mes norėtume. Tai matome iš šios diskusijos ir ne vien iš šios diskusijos, kad ta padėtis jaunimo politikoje, kad ji neina geryn, kad žmonės bando galbūt įsitraukti mažiau kitokiais formams, kad tiesiog reikia pokyčių, reikia kažką daryti kitaip. Tai reikia tikriausiai kažkaip ir įpareigoti tos jaunus žmonės arba duoti jiem galimybių daugiau reikštis. Čia mes nekalbam apie vien Vote 16. Čia irgi mano asmeninė nuomonė, neliberalaus jaunimo, bet pavyzdžiui, jaunimo reikalų tarybos. Jos yra kiekvienoje savivaldybėje, bet čia yra patariamoji funkcija. Mes ir daug jaunų žmonių, kurie yra tose tarybose, jie galbūt ir daro kažką gero, bet savivaldybės tarybos nėra įpareigotos po to tos klausimus diskutuoti ar kažką su to daryti. Tai kas tada tampa tas jaunimas kažkokiu simboliu, kad mes tik paklausom, girdim, dažniausiai ten ir jokių net apmokymų nebūna. Mes turime grupę jaunų žmonių, kurie yra mūsų organizacijos narių, kurie yra jaunimo reikalų tarybose ir mes bandome jiem padėti. Čia kaip tik mano tos grupės koordinatorė sėdi ir galvojame, kaip juos pamokyti, pavyzdžiui, tos pačius dokumentus teikti, ar kaip jie gali, kokios iš viso jų yra galios ten, ką jie gali padaryti. Daugybė jų, net ir įsitraukusi į šitą pilietinę veiklą, dar to nesupranta ar nežino ir turi per mažai žinių tam. Tai mes dirbame su tuo. Taip pat, pavyzdžiui, tie patys Seimo rinkimai, partijų sąrašai, už kuriuos po to balsuoja rinkėjai. Kvotos yra variantas. Galbūt reikėtų kažką tokio apsvarstyti. Suprantu, kad yra argumentų prieš, už, čia liberalu, neliberalu, teisinga, neteisinga, bet faktas, kad kažką reikia daryti kitaip ir mes bandome siūlyti, ką galime daryti kitaip. Ir galima tikėti jaunai žmonėmis, galima jais netikėti, bet situacija yra kokia yra ir jeigu nieko nedarysime, ji blogės. Ačiū labai. Dabar noriu atsisukti jūs ir paklausti, ar turėtume kokių klausimų. Taip, turim 3, tai pirmąjį paimsim visus 3 iš karto ir tada atsakinėsim. Ar tinka taip? Gerai. Kalbant apie aukščiausią, taip sakant, politikos lygį, apie Seimą, kažkaip tai neišgirdau nei vieno žodžio apie vieną pagrindinių instrumentų Seime liečiančių jaunimo politiką, jaunimo ir sporto komisiją. Jinai jūsų akimis netlieka funkcijų, neįgali. Dėkui, tai turime apie jaunimo ir sporto komisiją klausimą, susirinkime dar 2 ir tada atsakinėsime visus. Taip, tai čia buvo dar vienas. Sveiki, aš sugrįšiu gal truputį prie diskusijos pradžios, kalbant atliepiant Zidą, kai sakė, kad jaunimo organizacijose dažnai labai yra jauni žmonės, moksleiviai iš esmės, ir kadangi pati su tuo susidūriau, kad kai baigiau mokyklą, kažkaip tas ryšys su jaunimo politika, ką ir Lukas sakė, jis pradingsta tarsi. Ir atsiranda ta tokia pilka terpė, kada tu dar esi jaunas žmogus, bet nebepriklausai jaunimo politiniai organizacijai, ypač jeigu politiniai tai yra labai dažnai neigiama anotacija, tu čia ką čia politikuoji, tu dar per jaunas esi kažko užsimti. Tai man klausimas būtų, kur tam žmogui pasidėti po to, kai tu išeini iš jaunimo organizacijos ir tu nebūtinai nori aktyvę tą politiką užsimti, bet kaip tą žmogų pritraukti, kuris veikia ir pereina į studento, į suaugusio žmogaus, sakykime, lygmenį. Dėkui, turime apie tą vyresnį jaunimą ir tada trečiąjį klausimą paimsim. Aš gal šiek tiek, kaip anglai sako, out of left field klausimą, bet visa ši diskusija, man atrodo, susifokusavo ties iš esmės konfliktų, gal net galim iš dalies žodinių pavadinti tarp jaunimas, ką gali padaryti, ir institucijos, ką gali padaryti, bet jaunų žmonių gyvenime mes pamirštame vieną labai svarbų faktorių, kuris dažnai paveikia, kaip jie užauga kaip asmenybės, tai būtent tėvus. Ar tėvai neturi kažkokio poveikio, ar nereikėtų ir per šitą prizmę daryti poveikį, taip pat nuo savęs pradėti savo šeimos narius artimoje aplinkoje pirmą priaukinti kaip prie politikos. Gerai, ačiū labai. Taigi turime 3 klausimus. Pagalvokite, ar visus norėsite reaguoti, ar šiek tiek daugiau. Bet matau, kad iš karto, kai sulaukime apie komisiją, iš karto Edita griebė mikrofoną ir dar jau čia Edita taip spurdėjo, tai kodėl nieks apie tėvus nekalba. Tai ir šitą paprašysiu antrą atsakyti tada. Kaip be būtų gaila, praeitoj kadencijoje šiek tiek teko dirbti būtent toj komisijoje, bet ta komisija praktiškai dirba tik ties sportu, dažniausiai. Ir vadovauja visada
politikas susijęs labiau su sportu, taip yra ir dabar. Ir mano nuostabai, kadangi į Seimą praeitoj kadencijai prisijungiau vėliau ir į tą komisiją, tai mano nuostabai buvo net keista, kai pristatydavo klausimus agentūra jaunimo, ten ataskaitas, tai kai kurie iš tikrųjų net nesupranta, ką daro ta agentūra, nes jie visi susikoncentravę į sportą, nes ten yra didesni pinigai, ten yra statybos objektai. Ir aš praeitą, kadangi dabar jau netęsiu joje darbo, tai net išėdama palinkėjau, kad toj komisijoje būtų daugiau ir jaunimo politikos, ne tik tai sporto politikos, bet negaliu pasakyti, kaip yra ten dabar. O aš taip, kai mes kalbėjom apie švietimą, kad užmetama švietimui daug atsakomybių, tai aš iš karto taip tyliai sakau, o kur šeima, kur tėvai? Nes labai daug priklauso nuo šeimos, nuo aplinkos, kurios tu augi. Jeigu, sakykime, mes kalbam apie nebalsuojantį jaunimą, bet tai nebalsuoja ir vyresni žmonės. Mes yra savivaldybių, pavyzdžiui, Seimo arba savivaldybių kai kuriuose regionuose, kur toli gražu tik tai apie 50-60% iš vis rinkėjų ateina į rinkimus. Tai jeigu vaikas augdamas šeimoje, vėliau būdamas jaunas, nemato pavyzdžio, kad jo tėvai eina balsuoti, jeigu tėvai visiškai nesidomi politika, sakykime, ir neįskiepija to ir savo vaikams, tai, žinot, nežinau, kiek, aišku, gali per mokyklą, per jaunimo organizacijas tą susidomėti, bet aš manau, kad labai daug priklauso ir nuo šeimos, nuo draugų, nuo aplinkos, kurioje gyvena jaunas žmogus. Dėkui. Apie komisiją pirmą Vidmantas paprašė reakcijos, tada Lukas. Ja, kalbant apie minėtą komisiją, tai šiuo metu dažniausiai, nes tenka pačiam dalyvauti kaip NJTRK prezidentui, tai dažniausiai yra užklausama jaunimo reikalų agentūros arba mūsų, arba dar tam tikrų suinteresuotų organizacijų arba institucijų, apie ką jūs norėtumėt pasikalbėti. Tai, man atrodo, yra labai mažai proaktyvumą keliant klausimus, kurie yra aktualūs jaunimui, arba tuo labiau ieškant sprendimų tam, ar rekomendacijų, ar išvadų, ar ne, ar nukeliant tuos klausimus giliau ir ieškant tam tikrų fokus grupių diskusijų ar sprendinių jau konkrečiai tam tikriem atvejam. Komisijoje buvo kažkada kalbėta, kad galbūt šiuo metu trūksta paslaugų, konkrečiai tam tikrų galbūt socialinių paslaugų vyresniam jaunimui. Ar ne? Ir ta diskusija vieną kartą galbūt įvyko ir dingo. Tai čia turbūt svarbus dalykas. Atsakant į antrą klausimą apie jauną žmogų, kuris ar ne išvažiuoja iš mažo miesto, buvo organizacijoje, atvažiuoja į didesnį miestą. Aš atvažiuoju iš Palangos miesto ir turbūt yra svarbu vienas aspektas - tavo motyvacija. Palangoje buvau jaunimo reikalų tarybos narys, į Vilniaus miestą atvažiavau, pradėjau veikti organizacijose, kurios yra mažesnis, tada tu tam tikrą kompetenciją įgavęs eini į didesnės, į tam tikrus kolegialius valdymo organus ir taip toliau. Tai jauno žmogaus, mano nuomonė, nereikia versti eiti, nes tie žmonės nueina į studentų atstovybės ir labai jų daug nueina į studentų atstovybės, kai atvažiuoja iš kitų regionų miestų. Ir ką svarbu paminėti, ar ne, 2 savivaldybės, jeigu neklystu, šiuo metu yra vienintelės demografiškai augančios. Tai Vilniaus miestas ir Klaipėdos rajonas, jeigu neklystu. Tai regionai praranda žmonės, Vilniaus miestas auga, Vilniaus miestas jau, ar ne, čia neliečiant kitų temų apie būsto politiką ir taip toliau. Tai Vilniaus miestas tikrai turi ką pasiūlyti jaunam žmogui, nes jisai gali rinktis. Jis turi galimybę rinktis iš ko? Iš įvairiausių renginių, iš savo kokio, tarkim, verslo vystymo ir taip toliau. Nebūtinai visi žmonės turi eiti į organizacijas. Jie yra laisvi pasirinkti ir viskas yra su tuo gerai, nes svarbiausia, kad jie būtų visuomeniški ir dalyvautų valstybės valdyme. O valstybės valdymas yra labai paprastas dalykas. Jie turi išreikšti savo balsą rinkimuose. Ir labai pritariu mintim, kur buvo išsakyta, kad tėvai yra vienas iš instrumentų, kurie padeda formuoti jauną žmogų nuo mažens. Tai yra, jeigu tėvai balsuoja, diskutuoja namuose apie politiką, ta tema namuose nebus tabu ir jaunas žmogus užaugs tas, kuris nueis prie tų balsadėžių. Aš dar trumpai dėl komisijos, tai Edita labai teisingai pastebėjo, kad ten gal 10% klausimų yra svarstoma apie jaunimą, bet nėra taip, kad jaunimas labai daug jų atneštų patys. Aš dabar, kur labiau matau didesnę prasme, tai yra laikinosios draugystės grupės Seime sudarytos, tai tiek su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba bendradarbiavimo,
su didžiausiom nevyriausybiniam organizacijom, tai šauliai, skautai, ateitininkai, tai tų laikinų yra, kur daugiau atrodo man prasmės, negu pati komisija padaro. Dėl nevyriausybinio organizacijų ir įsitraukimo po mokyklos, tikrai prisimenu ir savo įvykusi lūžį, atvažiavus iš Rietavo, o tai ką dabar veikt? Buvau aktyvus, bet o tai dabar kas? Tai manau, kad natūraliai visi mes ieškom bendruomenės, prie kurios galim prisijungti. Atvažiavus į Vilnių, nors Rietave buvau daug metų skautas, atvažiavus į Vilnių, vilnietiškai man skautai kažkaip nelabai. Ir tada nuėjau su teisininkų bendruomenėm, nelabai man matau prasmės su studentų atstovybėm, bet yra kitų geresnių nevyriausybinių organizacijų, mano asmeninė nuomonė, kur būtų galima pasiekti ir tada įvyksta lūžis, kai gal ir tie skautai, kur yra viso gyvenimo organizacija, ar ateitininkai, ar šauliai, ar kitos viso gyvenimo organizacijos, kur atrandi vėl prasmę jose būti. Apie tėvus nelabai ką turiu pakomentuoti. Dėkui. Ir Izida pakomentuos. Ir kadangi mūsų laikas baigęs, kol Izida dar pasikeis, kitiem užduotis vieną sakinį sugalvokit, kokią mintį norėtumėt, kad išsineštų visi čia esantys žmonės. Tai Izida pakomentuok klausimus ir gal netgi turės tą mintį iš karto. Gerai, tai aš tada labai trumpai į tavo klausimą atsakant, tai dėl to prisijungimo, man atrodo, kad dar ir visai norėčiau čia paminėti, kad labai Lietuvos žmonės, man atrodo, bijo to politiškumo, jungimosi partijas ir visa kita, bet aš manau, kad tai irgi yra variantas, kaip, čia yra realiausias variantas, kaip galima daryti kažkokį pokytį ir prisidėti, tai taip pat, jeigu jau jaučiasi išaugimas iš jaunimo organizacijų, nebesinori jas eiti, tai galima apsvarstyti prisijungimą į partijas. O apie tėvus taip pat irgi labai noriu pabrėžti vieną kampą, kad nei vienas žmogus nepasirenka savo šeimos, todėl aš manau, kad ir yra svarbu, jog mes čia diskutavome apie tai, ką institucijos gali padaryti, ką gali užtikrinti mokykla, nes kiekvienas žmogus vis tiek turi iki 16 metų bent mokytis, tai yra tikrai tekę matyti daug liberaliam jaunime pavyzdžių, kai tėvai visiškai nepritarė, nenori net išleisti ir panašiai, tai mes neturime remtis būtent į šį, į tėvus. Čia. Dėkui, dėkui. Tai dabar noriu visų tada paprašyti vieno trumpo sakinio ar vienos minties, ar netgi vieno žodžio, kurį norėtumėt, kad išgirstų čia esantys žmonės. Turim tikrai labai labai daug jaunų žmonių, kurie čia mūsų klauso, bet turim taip pat ir jaunų sielą galbūt žmonių, kurie irgi mūsų klauso. Tai su kuo norėtumėt, kad išeitų iš čia šiandien žmonės? Drąsos pasitikėti jaunu žmogum, o jaunam žmogui pasitikėti savo bendramžių. Dėkui. Taip pat panaudosiu Luko žodį, tai drąsos jauniems žmonėm siekti to, ko jie nori, net jeigu tai galbūt ir atrodo šiek tiek rizikinga. Taip, gal man tas taip. Neatėjimas prie balsadėžių irgi yra nuomonė. Tai pakeiskim ją ir stenkime įtraukti jaunus žmonės, kad jie ateitų išreikšti pozicijos. Už ką? Ačiū labai. Ir Edita? O aš išeisiu su įsipareigojimu dar daugiau girdėti ir daugiau įtraukti jaunus žmonės. Ačiū Jums labai klausiusiems ir iki kitų pasimatymų.